Tai manau, kad ir gal ir pradedam tada. Nežinau, šiaip tai dažniausiai dar palaukiam porą minučių, kol kas nors prisijungs, bet kadangi nebuvo gauta viešinimo metu jokių pastabų ir pasiūlymų, tai manau, kad ir prijungsim nebent prasidėjus, ir jeigu kas nors interesuotas jungsis. Tai gerai, tada man atrodo matosi ekranas, man yra. Matosi. Ja. Taip. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą. 6 blokuotų gamybos paskirties pastatų pramonės gatvė 31 Klaipėdoje statybos projektas. Rengiama A projekto laida. Adresas pramonės gatvė 31, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo būdas paskirtis, kita žemės sklypo naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos statinių esama numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, gamybos pramonės paskirties pastatai. Projektinius pasiūlymus parengė UAB LES projektų valdymas ir aš esu projekto vadovas Donatas Laucius. Pirmininkausiu šiam visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą ir sekretoriaus Ugnė Butrimovičiūtė, mano kolegė, architektė, užsakovas yra UAB Flexstar 3 ir užsakovo atstovas šiandien yra Mindaugas Bružas. Tai visų prašom užsiregistruoti, Ugnė pateikė chat skiltyje, prašom užsiregistruoti dalyvių arba būsimų dalyvių, jeigu dar prisijungs, reiškia, chat skiltyje yra nurodytas atviras dokumentas, kur įrašyti savo duomenis. Tai po to po susirinkimo bus išsiųsta visiems suinteresuotiems asmenims atsakymai, jeigu jų bus, ir šio aptarimo nuoroda. Gerai, tai galim pradėti tada iki šios dienos, iki visuomenės informavimo šio pristatymo, pastabų ir pastebėjimų ir užklausimų apie projekto A laidą nebuvo gauta, visuomenė nepateikė jokių pastabų, nei jokiom informavimo priemonėm, tai buvo, kur nurodytas pašto adresas ar telefono numeris, nei užsakovas, nei mes, kaip projektuotojai, pastabų nesam gavę. Ir taip, tai buvo parengta projekto 6 blokuotų gamybos paskirties pastatų pramonės 31 Klaipėdos statybos projekto A projekto laidos, su savivaldybė suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis A laidai. Jos pagrindu ir rengiam šitos projektinius pasiūlymus. Taip. Teritorija, kurioje projektuojami 6 blokuoti pagal bendrąjį planą, yra pramonės ir sandėliavimo zonoje. Bendrojo plano ištrauka trumpai. Bendrojo plano infrastruktūros plėtros brėžinio. Taip pat Klaipėdos užstatymo intensyvumo schemos bendrojo plano parodyta. Teritorijoje yra parengtas detalusis planas. Pramonės parko teritorijos tarp Vilniaus plento kelio Palanga Šilutė, Lipkių gatvės ir geležinkelio detalusis planas galiojantis. Tai mūsų projektuojami pastatai yra 65 sklype, detaliajame plane numatyti. Taip. Prieš rengiant nulinę projekto laidą buvo rengta teritorijų detaliojo plano koregavimas ir rengtas šiame sklype koregavimas, numatant papildomą įvažiavimą, taip pat numatant statybos zonos išplėtimą ir žaliųjų erdvių perskirstimą, taip pat numatomas buvo teritorijų planavimo dokumento koregavimo, buvo suprojektuota automobilių stovėjimo vietos ir susisiekimo infrastruktūros korekcija. Tai
numatytas pasijungimas papildomą įvažą per greitame esantį žemės sklypą, kuriame gauti visi kaimynų žemės sklypo savininkų sutikimai. Kaip ir nuliniai laidoj, taip ir dabar šie sprendiniai nėra keičiami ir vadovaujamasi rengiant A laidą projekto šią detaliojo plano korektūrą. Taip, žemės sklypo ribų planas. Bendras žemės sklypo plotas yra 17 496 kvadratiniai metrai. Taip, žemės sklypo naudojimo paskirtis yra kita, pramonės sandėliavimo objektų teritorijų nustatyta žemės naudojimo būdas ir taikomos žymos kiti apribojimai, specialios žemės naudojimose sąlygos gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų. Taip, keletas nuotraukų iš šiuo metu teritorija yra besivystanti ir būtent šitam parkui yra skirta. Tai šiuo metu pagal nulinę projekto A laidą yra gauti, dar kažkas jungiasi, čia matyti Akvilė jungiasi, mūsų kolegė irgi. Jo, tai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas ir šiuo metu yra pradėti statybos darbai, tačiau reiškia, kaip statybos įstatymas bei statybos techniniai reglamentai numato, kad norint tęsti statybos darbus, pasikeitus esminiams statinio rodikliams, projekto rodikliams reikalinga išleisti A projekto laidą. Tai šiuo metu tą ir darom šitos projektinius pasiūlymus. Tai truputėlį apžvelgsim toliau. Taip, Taip, 6 blokuotų gamybos paskirties pastatai buvo suprojektuoti 2024 metais, balandžio 2 dienos statinio projektas 6 blokuotų gamybos paskirties pastatų, Pramonės gatvė 31, Klaipėdoje statybos projektas. Yra galiojantis, kaip ir prieš tai minėjau, leidimas statybai, išduotas 2024 balandžio 18 dieną. Ir kadangi keičiasi esminiai projekto sprendiniai, pasikeitus projektavimo užduočiai bei užsakovo pageidavimo rengiama A projekto laida. Ir kadangi ypatingi statiniai ir patenka į visuomeniai svarbių statinių sąrašą, norint tęsti statybos darbus, reikalinga gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, atsižvelgiant į statybos įstatymo ir STR nuostatas. Pasikeitus, kaip ir minėjau, A laida rengiama pasikeitus projektavimo užduočiai ir keičiami esminiai projekto sprendiniai. Tai atsisakoma pagrindiniai A laidos keitimo priežastis, tai yra atsisakoma turinių stoglangių, pastatų aukštis reiškia žemėja, visų pastatų 6 blokuotų pastatų aukštis žemėja 1,80 m. Turiniai stoglangiai keičiami į plokštuminius, stoglangius dūmų šalinimo liukus, keičiamas stogų nuolydžiai įlūjų vietos, ties antru pastatu atsisakoma rampų įvažiavimo vartų, keičiama patalpų ir vidaus inžinerinių sistemų išplanavimas, keičiamas konstruktyviniai sprendiniai. Taip, tai kaip ir prieš tai minėjau, patekimas į sklypą ir pastatų vieta sklypo atžvilgių ir šiaurės šalių atžvilgių šiuo projektu nėra koreguojama. Yra, kaip ir nulinėje laidoje, yra numatyti 2 patekimai prie projektuojamų pastatų. Abudu įvažiavimai, išvažiavimai yra suprojektuoti iš Pramonės gatvės. Vienas yra ties Pramonės 29 sklypu, kitas yra ties Pramonės 31 sklypu. Tarp įvažiavimų yra numatytas 100 metrų atstumas. Prie naujai projektuojamas ir šiuo metu pradėtas įrenginėti yra ties Pramonės 33 sklypu esantis įvažiavimas.
Automobilių stovėjimo sprendiniai. Šiuo projektus numatyti tiek nulinė laida, tiek šią A laidos numatytos suprojektuotos 5 automobilių stovėjimo aikštelės. Aikštelės numatoma talpinti 200 automobilių vietų. 20 iš jų yra numatyta, kaip tai numato STR, numatyta elektromobiliams krauti. Taip pat numatytas yra A bei B tipo vietos įrengiamos neįgaliesiems. Taip. Projektuojamų statinių sąrašas ir etapiškumas yra. Tai sąrašas pastatų yra matomas šitoje schemoje. Yra projektuojama 6 gamybos paskirties pastatai. Visi pastatai yra numatyti, suskirstyti, imant nuo 2 iki 3 gamybos paskirties pastatai numatyti 2 korpusų. Tai yra administracinis bei gamybos korpusai. Vienintelis yra pirmas pastatas, gamybos paskirties pastatas yra numatytas 1 korpuso. Taip pat numatytos projektuojamos 5 automobilių stovėjimo aikštelės, projektuojami takai, projektuojami pravažiavimai, inžineriniai tinklai, lauko vidiniai tinklai, tokie kaip ledo kaupiklis galbūt ir kiti inžineriniai tinklai, kurie bus sprendžiami atskirų techninių projektų arba sekančių etapų, tai bus techninio projekto sudedamoji dalis. Taip pat yra numatyta nuovaža. Tai yra kito inžinerinio statinio pramonės gatvės paprastojo remonto ribose numatyta nuovaža. Nuovaža numatyta perkeliant esamą autobusų sustojimą. Taip pat šio projektu yra suprojektuota ir bus įrengiama mažosios architektūros elementų, gerbūvio elementų. Kaip ir minėjau, kad šituo projektu numatomas atskirų objektų, statinių, pastatų bei atskirų korpusų etapiškumas. Tai ne tik tai, kad galima būtų, suprojektuoti, bet ir bus taip pat ir numatoma ir statyti, ir priduoti atskirai pastatus bei atskirai jų korpusus. Tai reiškia, kad galima bus pastatyti ir priduoti atskirai gamybos korpusą ir jam nepastatant, atskirai nepriduodant administracinių korpusų. Taip, toliau sklypo plano ir teritorijos sprendiniai. Taip, tai kad kaip ir numatyta prieš tai, tai yra sklypo plano ir teritorijos sprendiniai kaip ir nuliniai laidoj, pastatų vieta bei susisiekimo inžinerinių komunikacijų vieta šio projektų praktiškai nėra keičiama. Yra šiaurinėje ties 2 ir 3 pastatų atsisakyta 3 rampų. Dėl to pasikeitė šiaurinėje sklypo dalyje suprojektuotos, nežymiai pasikeitė suprojektuotos automobilių stovėjimo aikštelės. Visa kita, kas buvo numatyta nulinėje projekto laidoje, visi šitie sprendiniai išlieka ir šiame projekte. Tas pats yra numatyta ir želdynų, kaip ir nulinėje laidoje, taip ir šioje numatytas želdynų plotai, nesikeitė, želdynų koncepcija, sklypo apželdinimo koncepcija šio projekto irgi nesikeitė. Bendras šiuo metu projektuojamas numatytas želdynų plotas yra apie 10,5 sklypo dalies ploto. Taip, architektūriniai sprendiniai. Tai kaip ir minėjau, esminis dalykas pasikeitęs nuo nulinės laidos, tai yra pastatų sumažinimas per 1,8 metro, atsisakant tūrinių stovlangių. Bei kiti smulkesni pakeitimai. Tai šitas esminis dalykas pakeitimas įtakojo konstruktyvo bei architektūros pasikeitimus, dėl to yra
rengiama ši A projekto laida. Pastatų aukštis ir numatytos šioje lentelėje, reiškia, tai gal po to bendruosius statinio rodikliuose dar aptarsiu. Negilinsiu čia galbūt, reiškia, trumpai schemos, bet pagrindinių įėjimų, pagrindiniai sprendiniai numatyti A laidoje yra išlikę ir jie nesikeitė šioje nulinėje laidoje. Taip. Pastato planinės, visų pastatų planinė struktūra yra trumpai aprašoma, tai gal irgi nesiplėsiu. Taip, kad yra taip pat numatytos vietos neįgaliesiems, 4 B tipo, 1 vieta A tipo neįgalių automobiliams bendrai visur pritaikomos, visur dangos pritaikomos neįgaliesiems ir aukščių perkritimai numatyti iš karto. Taip. Pastato konstrukcijos, pastatų atitvaros šilumos perdavimo koeficientai, kaip nulinėje A laidoje liko tas pats šiandien. Tai pastatų administracinių dalių trumpas aprašymas čia yra, kad yra gelžbetonio kolonų tinklas, metalinio santvarų sistema, GB surenkiamos kiaurymėtos plokštėmis, dalinai dengiamos ir taip toliau. Tai ta pati konstruktyvinė schema yra nepasikeitusi nuo nulinės projekto laidos. Santvarų sijų pagrindinis žingsnis yra 7 metrai. Pastatai apsiuvami sandwich tipo panelėmis, administraciniai korpusai, blokelių mūras arba mūro ir apsiuvama, apdailinama skirtingomis medžiagomis, po to papasakos architektūrą. Planinė struktūra tai yra pirmo aukšto patalpų planas, taip pat čia matosi viršuj kampe pastatų išdėstymas bei pastatų atskirų korpusų dėstymas. Tai praktiškai struktūra yra likusi ta pati. Antresolės planas, stogo planas, tai šiuose vietose, reiškia, buvo numatyti tūriniai stoglangiai, tai jie dabar va čia matosi stogo plane aiškiausiai, jie keičiami į paprastus, į subtabdintą stogą, įmontuojamus stoglangius, taip pat jie pritaikomi dūmų šalinimui. Fasadai, fasadų apdaila, medžiagiškumas nesikeitė praktiškai nuo nulinės projekto laidos. Ant fasadų numatomas taip pat reklaminės iškabos, jų vieta ir galutinis dydis bus derinamas techninio projekto metu, pasirinkus konkrečius, reiškia, nuomininkus bei konkretų gamintojų. Taip pat gali būti, kad pasirinkus konkrečius nuomininkus nežymiai kis galbūt tam tikra langų išdėstymo, bet čia neesminiai dalykai, kurie įtakos pastato architektūrai nedarys. Tai kiti nežymus pasikeitimai. Tai verta turbūt paminėti, kad nereiktų antrą kartą ar trečią kartą viešinti, tai dėl to šį kartą sakau, kad gali būti atsiradus nuomininkams nežymus pakeitimai ir fasados. Taip, toliau tada fasadų medžiagiškumas, tai kaip ir nulinėje laidoje, taip ir šioje A laidoje yra numatomas aliuminio profilių langų sistemos, tada numatomi ventiliuojami fasadai, galbūt termomedienos fasado apdailos, kažkokie turiniai elementai, kurie galimi iš aliuminio kompozito, taip pat iš klinkerio apdailos ir galbūt kažkokios dar kitos medžiagos, kurios skirtos ventiliuojamiams fasadams. Tai jie bus šie sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu. Estetika numatoma ta pati, kuri buvo suprojektuota ir numatyta nulinėje projekto laidoje. Šio projektų nėra keičiama šią projekto laidą. Taip, tai šio projekto, čia matosi iškarpa iš pjūvis
gamybinės pastato dalies, tai pastato aukštis yra šiuo metu sumažintas 1,80 m ir dabar jis yra 10 metrų ir 80 centimetrų, beveik 11 metrų. Tai kaip ir buvo nulinė laidoj, tai ta pati lieka, reiškia, fasadinė išraiška ir architektūrinė išraiška yra ta pati ir šioje A projekto laidoje. Gatvės fasadai. Kiemo fasadai administraciniai korpusai. Ir šios nulinės laidos bei A laidos bendrieji statinio rodikliai, kam aktualu, galės susipažinti, galėsim, jeigu bus suinteresuotų asmenų, galės prisijungę, reiškia, gauti šitos bendruosius rodiklius, kam aktualu, galės palyginti ir apsvarstyti. Tai trumpai tiek, turbūt. Ir matyt, kad turim sulaukti ir išlaukti valandą, tai aš manau, kad dabar galim palikti įrašą tai valandai, o po valandos matyt, gal jeigu dar bus prisijungusių asmenų, tai kažką tai galėsim tada konstatuoti apie užbaigtą viešinimo procedūrą pačią. Tai trumpai tiek. Ačiū už išklausymą. Ačiū.
Na ką, 6 blokuotų gamybos paskirties pastatų Pramonės gatvė 31 Klaipėdos statybos projektas, A projekto laida, projektinių pasiūlymų svarstymas ir pristatymas eina į galą, tai manau, kad dar verta būtų paminėti, kad buvo informuoti apie šį projektinių pasiūlymų pristatymą gretimų sklypų savininkai, valdytojai bei naudotojai. Taip pat ant sklypo ribos buvo pakabintas pranešimas apie numatomą svarstymą bei parengtus, kur galima susipažinti projektinius pasiūlymus. Taip pat projektinių pasiūlymų medžiaga buvo patalpinta savivaldybės tinklalapyje, tačiau per visą laiką nesulaukėme suinteresuotų asmenų pastabų, pastebėjimų ar užklausimų. Tai manau, kad visuomenė nesuinteresuota šito projekto A laida ir galima konstatuoti faktą, kad neprisijungė suinteresuoti asmenys ir per valandą per šį pristatymą. Tai manau, kad galima ir fiksuoti, kad viso per šį pristatymą buvo 3 dalyviai. Tai tuo turbūt ir verta pabaigti būtų. Jo, daugiau nebuvo prisijungusių iš viso. Tai buvo mūsų, mes 2 projektuotojai bei užsakovo atstovas. Tai dar minutė praeis, turbūt galima bus ir baigti šį pristatymą bei teikti projektinių pasiūlymų A projekto laidą, tvirtinti savivaldybei projektinių pasiūlymų pritarimui. Tai ačiū tada. Ačiū dalyviams. Informuoju, kad visuomenė informuota tinkamai ir baigiam šį pristatymą. O mes tada surašę protokolą bei visuomenės informavimo ataskaitą teiksime, informuoju užsakovą, kad teiksime projektinių pasiūlymų medžiagą savivaldybei pritarimui. Tai ačiū visiems ir gražaus savaitgalio tada. Geros dienos, iki. Ačiū viso. Viso iki.